Ką? Kokių idėjų? Ką čia šiandien nufilmuot? Aha! Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas kaip visada ir šiandieną darome naują video. Taigi, jeigu jūs nežinojate, yra toks puslapis, kuris atranda jūsų dvynius. O taip. Taigi šitą realiai pamačiau, kad darė kiti youtuberiai ir pagalvojau, o davai padarom ir mes. Tai vienu žodžiu, įkeli savo nuotrauką ir jie turėtų tau parodyti tavo dvynį. Taigi puslapis vadinasi Twinlets ir jis rašo, kad suras savo dvynį, kuris atrodo kaip jūs. Ir tipo atrinks iš 150 milijonų veidų visam pasauliu. Jo. Ir išbandykit tai, nes tai gali būti jūsų dvynys. O taip, kurio jūs net nežinojot. Ok, tai pirmiausia dėsiu nuotrauką, mano profilio nuotrauką, tai yra tas kaubojus, o taip. Ok. Please wait, uploading, analyzing face, analizuoja dabar, nu žiūrim ir searching for matches. Man įdomu, kyla ir ką jis parodys. Oh my god, negali būt, ar aš panašus su juo? Ok, tai pasirodo, aš nežinojau, kad aš turiu dvynį ir aš nieko jums irgi nesakiau, tai vat. Uploading, analyzing face. Ir searching for matches yra tikrai labai geras puslapis, karočiai 150 milijonų. Nu. Vo Jėzus Mari. What the fuck? Ar čia man vienam, ar jisai čia panašus į Mr. Beaną? Ar aš panašus? Nu, searching for matches. Match, nu. Ir... Kur panašumai? Ok, tai kaip matot, va šitą nuotrauką čia iš praeitos vasaros fotosesijos, tai va turėtų būti gera, nu tai va pabandom. Analyzing face, nu davai, please wait. Laukiam, searching for matches, nu. Ir ką tu mum parodysi? O gal rimtai panašus? Ok, šitą nuotrauką, čia yra mano puslapio nuotrauka. Čia taip gavos, karočią dronas skrido apačioje ir jisai gaudė ir šitą nuotrauką kažkaip netyčia pasidarė. Tai bet pažiūrim į ką panašas mano pusbrolis. Žodžiu. Davai, upload foto. Ok, ir pasiemam. Nu, uploading, analyzing face. Į ką panašus? Searching match. Ir... What the fuck, rimtai kažkoks panašus. Tikiuosi, jeigu tu žiūri, tu nepyksi, jeigu aš tavo foto įkėliau, tikiuosi rimtai nepyksi. Agi, rimtai nepyksi. Tai va šitą nuotrauką čia, kai aš pirmą kartą papus pamačiau. Tai jau. Nu ir man įdomu, ką tu parodysi dabar. Ir... What the fuck? Tikrai šitas puslapis atrodo tikras ir jisai tikrai nemeluoja. Kas per mėšlas? Suitis. Ok, aš net neįsivaizduoju, ką aš čia darau šitoj pozoj. Bet atrodo labai įdomiai, ne? Visai tokia bloga puzelė, kaip sakyčiau. Nors veido nesimato, bet įdomu, ką jis vis tiek parodys. Po 100 pypkių. What the heck? Čia šitą foto, žinot, prisiminimai, kai pirmą kartą čiolę nusičėžinau. Nu. What the fuck? Kame panašumai, ble? What the fuck? Oh my god, kas per nesąmonę? Ir dar parašo, oh well, sorry about that. Už ką tu atsiprašinėjai? Už tai, kad nieko verta šitas tavo puslapis? Raustas. Koks jūsų gyvenimas laukia? Pažiūrėkite kortas. What the fuck, nu davai. Būrimo simboliai kortomis. Pažiūrėkite. Gal jūs atskleis kortą, pažiūrėkite. Kur nesimato beveik viršui parašyta. Tai pramogų paslauga, kaina 3 eurai. O tai yra, parašo net nematysi. Čia, va kaip mato, čia toj fotoj, va blaivas sėdėjau per tūsą, karočią. Toks biškiai apšilęs, kaip suprantat. Aš dabar tikrai manau, kad jis atras tikrą
Mečio. Ir... Visai neblogai. Bet tai rimtai, karočią, visai šitas neblogas, pagaliau bent jau normalus. Tai va, čia užbaigsiu šitą video, labai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū jums už palaikymą. Ir, kaip visada, aš jums sakau, iki greito. Iki.